Ką sveiki žiūrovai, biški prasiražyt, apie valandą prasidėjau už vairo. Ar jums nėra tai buvę, kad sumastai lyg varyti vieną vietą, bet paskui kažkaip važiuoji ir galvoji gal varyt kažkur kitur. Galvojau važiuoti į Nemuną, bet giliai kažkaip tai mintise galvoju, blemba gal varyti Skirvytę. Šiaip planas yra per naktį. Turiu pasiėmęs ir kur pernakvoti, tai miegosiu mašinoj, pasiėmiau savo mylimą pagalvę, pasiėmiau truputį maisto. Kalbant apie maistą, sustojau prie kukurūzų lauko, galvoju gal pasiskolint porą burbuolių. Žadu virt sriubą, bomžpakinę. Tai va, pasimsiu vieną, pabandysim įdėti sriubą, gal skaniai bus. Nežinau, man tie kukurūzai nelabai. Manau, teks tą sriubą, nedėsiu. Ką, varom toliau. Rusnei nusiperku leidimą, parai pasimsiu ir bandysim kažkur susirasti vietą. Kiek mašinų čia? Festivalis gal kažkoks vyksta Rusnei. Žiauru. Trečios betonkės galas. Kokia pelkė aikšteliai. Afigėti. Eina savo. Nu, atvažiavau į trečios pradžią. Čia senvagė prasideda. Stalas va. Šiaip būti vieta tai tikrai gera. Buvę murzių. Krūva murziai, Lietuvos vėliava. Bet vietelė tai vipinė. Vėl murziai. Ten matos žuolių. Net nežinau, ką daryti. Čia bandyti ar ne. Gal koks sėklius būti. Eina nafik su tom vietom, tai mane bėsina. Čia aišku būčiau vienas. Niekas nemaišytų. Bet neaišku vadėl. Nesu čia ne kartą buvęs, labai man tartina tas žolės čia visur. Gali būti, kad čia būti sėklius labai. Blemba, kaip mane bėsina. Bėsina. Dėl antros tai jau ten kaip ir viskas aišku. Kadangi kyla abejonės, tai greičiausiai važiuojam į antrą. Va taip, persikeliam. Bum! Atsiradau prie Skirvytės antroj krantiniai. Ką, draugai? Pagaliau. Pas mane suktuvas naujas. Pasiėmiau komplektą Makitos. Čia yra 4 AH akumuliatorius. Ir komplekte 2 suktukai. Tai vienas varžtam. Kitas va toks paprastas suspaudžiamas. Tai šiandien bandysiu Valterio seriją. Rauč spalva tokia rusva. Nebus nei tamsus, nei šviesus jaukas. Pabandysim tokią kombinaciją. 2 pakius sumaišau. Truputį kopro melasos įdėsiu. Sakant, nieko sudėtingo. Paprastai. Tiek. Dar pasidėsiu aktyvatoriaus ant stalo. 2 arba 3, greičiausiai 3 drėkinimai bus, nes darysiu tokį tikrai ne purų jauką, kad neskleistų daug dulkės. Tikslas bus didesnė žuvis. Tai pasiėmiau žirnių, naktinių sliekų, matyliaus, bet matyliaus gavau čia nelabai kokio, tai atidavė, žodžiu,
toks nelabai judantis, jisai matysiu, kas iš jo gero. Nu, žodžiu, kaip sakant, daunotam arkliui dantis nežiūrim. Sliekų, dziko ir pinko. Nu, žodžiu, taip. Ai dar skandinto šaldyto vakuumuotų dziko. Su to vakuumuotų, tai nežinau, bandysiu praplaut gerai, bet dažnai būna, kad nelabai kaip su juo, bet neturėjau pasirinkimo, tai teks rizikuoti, o kaip matysiu, kaip pradarysiu, kaip čia atrodys praplovus. Nu ką, draugai, kurį laiką žvejoju, kol kas stebuklų nėra, žuvies neturiu. Tai viena meškerė yra su monovalu, be klipso metu, tai toliau, tai arčiau. Ir tenais yra be jauko ir sliekų primaunu. O su kita dirbu, startinio šėrimo nedariau, tai permetiniai. Ir ant kukurūzo lyg tai kibimų buvo, nepakirtau. Vėl uždėjau slieką, žiūrėsiu kaip sliekas vėl. Vakaras visai gražus. Kartais vėjas papučia toksai stiprokas. Čia iš dešinės kaimynai tokie garsus šiandien. Kažką švenčia. Nu ką, turim pilnatį šiąnakt. Susirinkau visus daiktus. Nieko nepalikau, viską susirinkau, susidėjau į mašiną. O mašinai atrodo taip. O mano mėgomasis. Čia va visi daiktai. Šone. Nes bijau, kad naktį miegant, kad neapvogtų, tai viską gražiai susidėjau. O kelsiuos anksti ryte ir pradėsim darbą. Susirinksim, pusryčius pasidarysiu, sustatysim vėl platformą ir pradėsim žvejybą. Šiandien nieko nepagavau. Kaimynai 2 sazanus susitraukė ir viskas. Ko aš susirašiau? Nu, aš kai susirašiau, turėjau lyg kelis kibimus. Tai ką, o iki ryto. Labas rytas. Kiek čia turim dabar valandų? Po 6:13. Jau platformą susirinkau. Meškerė irgi. Daraus kavos. Išsiverdu kavos, o kol išvirs kava, tai gal einu. Pasidarysiu startinį šėrimą. Uodų tai spiečiais. Žiauru. Daug uodų lenda, kanda. Turim mėnulį gražų. Su tokia šėrykla darysiu užšėrimą. Atstumas 30 metrų. Nu ką, jauką to leisgyvio tyliaus dedu, tik jį reikia sunaudoti. Sunaudotų biškį žirnių ir kukurūzų. Dar galim dziko. Savo kiek tų uodų. Žiūrim. Nu, tokias šėryklas mesim į tašką.
ką, skanios kavos. Ką dabar dar pusryčius bandysiu pasidaryti. Turiu kelis bomžpakius, kažkokią tai pastą kažkokią ten yra. Nu, bandysiu kažkaip skaniai pasidaryti, gal išeis. Vanduo verda, vartosi žuvis, dar jaukinimo nebaigiau, tai net nežinau dabar kaip nieko neina spėt. Nusiplausiu pomidorus. Tokie įdomus pomidorai. Supjaustysim. Dabar va verda vanduo. Sudėsiu makaronus. Sudėsiu pomidorus. Čia kažkoks vienas. Vis tiek bus skaniau gamtoj. Prieskonius sudedu visus. Aliejų irgi. Nu, pabrangs. Tada sudėsim pomidorus ir dar šito dadėsim. Tiksliai dar burbulę turiu. Nežinau, man tie kukurūzai nelabai. Manau, teks tą sriubą. Nedėsiu. Nu ką, gurkšnoju kavą. Pradėjo žvejai rinktis iš visų pusių. Ir padariau startinį jaukinimą. Tai dabar pirmas metimas bus. Nežinau, jaučiu, bandysiu su slieku. Tokį. Sliekas per pusę ir dzikų gabaliukas. Ir į šėryklą, aišku, dėsiu dar dzikų kukurūzų ir žėrinių. Bandau sliekų kuokštą. Panašiai. Su kablinu jį.
kuria ta žuvis. Išėjom. O, tai gersi. Turiu sazaną jaučiu. O ne? Nereik padėti. Ne, pats. Ne su graibštu. Turiu graibštą, aš pats. A. Kiek padėk kažką. Ne, jis pats Padėk. Ne, reikia profesionalų. Kiek tau reikia nuplaukti. Malonoms pačiam. Žuviai reikia duoti šansą. Nu, bet jeigu nusikabint irgi blogai. Čia pats malonums ir yra tas va momentas. Taip, taip. Jeigu ištraukia viską sėkmingai, jau galėjai važiuoti namo. Ant ko čia paėmė? Kukurūzą su ciku. A ne? Nu, nėra jisai didelis. Bet sazancis turi savo jėgą. Yes! Trikinis, jo. Kas? Trikinis. Nu ką, draugai, turim sazaną. Tokia sriuba gavosi. Jau ragavau, tai labai skaniai. Taigi skanaus man, skanaus jum. Nu ką, kaimynas čia pagavo? Šapalą. Šaliukas. Nu, dar geras. O, net antras įlenda.
Gražiai, reiktų vieną sekti. Ojojoj. Na, sveikinu atsidar. Jau po 10:14 turiu vieną sezoną ir vieną plakę kol kas. Iš dešinės ten tolumoje matosi traukia sezonus. Dabar bandau dažniau permetinėti, kad dar išert tašką labiau. Tiesa, sezonas užkibo ant dzikos su kukurūzu. Jaučiasi, kad plakės yra taške, bet nesinori jo gaudyti. Šiaip iš kairės ir dešinės kaimyną irgi neįspūdingai, nieko irgi negaudo. Po kelius karšius turi. Ką bandom gaudyti? Tiesa, jeigu dedi kukurūzą, tai ilgi išlaukimai ir jokio kibimo. Dedi slieką, dziką, kažką tai iš tų, tai iš karto galūnių tampiamas. Pagaliau karšiuks. Yes. Uždėjau dziką su du dzikus su kukurūzu ir besileidžiant kalį. O jauka truputį patolinau atstumą ir jauka nebeduoda jokių gyvų, tik kukurūzą padavinėjau. Dar vienas karšiuks. Bet jau tokie nupeza. Ant sliekų šį kartą. Nu ką, pareina audra. Viskas jau pakuosius. Varysim namo, nes ir kibimų nėra. Čia baksnoja į tą kukurūzą kažkas tai ir viso.
spaudžiam prenumeruoti, spaudžiam laiką, pakomentuokit ir nei žvyno jum, nei žvyno man ir iki kitų susitikimų. Ate, draugai, ačiū jums, kad žiūrit.